Nu, jaučiat pavasarį vaibelį. Tai čia veršelis viens išlinda teličaitį, tai nuvariau prie aklos, nes labai mažda, ten takla turpieną. Tai pažins ir ramiau bus. Įsivežiau kukurūzą, pasimėtom pašarų, pastatom kukurūzą, miltą atidavimus ir darbaujamės, o man tik tiek reikia pasidžiauti gerų oro, o kaip gera saulė šviet ir malonu. Nepamiršti margučio nuolaidas. Kukurūzų dabar super lengva kabinas. O, su šakeliu kabinti. Nebereik niek trupinti, nes nebėra sušalis. Tai dabar smagiai šertinon. Pilnas kiberiuks. Nusuoda tikrą mačį, nes jėt gera dabar vėl kukurūza sumiltas. Tai dabar skanus. Labai kukurūzas. Niam. Tai soda buvo geras pasirinkimas. Da pusiau reik papil. Nu, ateik. Pirko. Akšė. Tai vo, kukurūzus mėgsta visi. Į didelį, į maži. Nu, vakar, kur parsivariau bandą, jau primiltų prie kukurūzo. Paimsam, čakšt, uždarysam ir karvės lauk. Veršė paliks, toliau čia augti. Nu, veršėlis vogul jau. Motina plaižbiški. Tai, žodžiu, apsiveršiau. Tai pradėjai leisti kojais, toks gal nemažas tos kojais. Galvoju, išsikviesam veterinarą, kad nerizikuoti. Tai išsikvietėm. Tai kol veterinaras važiavo, karį persiverti tikėt, po jis atsigul. Ir tada jau snukutis pradėjo lysti. Tai pasimatė galva, kojas tvarkinga, tai dėl to galvoju ne... Gražias tangau karvį, tai galvoju reikia traukti. Tai paėmėm ir ištraukėm, tik ištraukėm veršį, veterinaras važiavo iki. Nu, viskas tvarko. Žodžiu, gerai išėjai veršiuks, nesunkiai išsitraukė ir nežinau, dabar biščia vartus ant. Niek, nudžiaus gal ir atsistos. Nu, kur čia lendi? Turi savo veršėlį. Tai jo, žodžiu, einu dabar pavalgysiu ir pareis darbuotis. Tai mešlų vežims greičiausiai atsidės, nes reikia gerai iškreikti, parsvežčiau pašarų. Nebloga, čia gavos iš tikrųjų, matysim, kaip toliau seksas. Padezinfekau bombėkį, nubansa čia gol. Biš toks sušalis, biš karvių, nekreipdėmės, bet gal ką paės, plaižys normaliai. Nu, žodžiu, gerai, nečium galvoju, veršiausi einu. Veršelis nemažas, buliuks ir, tai biš didesnis, negu teličaitis kabaučiai. Pačius apsiveršiau daug karvis, nes teličaitis mažesnis šiaip. Šienas šiaudą, susivarys šiaudus ir šieną. Ir pakreiksiu naujagimį, naujavedį. Labai vienas komentaras parajuokinu.
Sakė, surinks 10 000 subscriberių, gal barzdą nusiskuisi. Tai. Nežinau, greit nesurinks 10 000, nes subscriberių neaugant medžių, kaip sako, taip greit jie nedaugė. Gal kaip norėtus, bet po bišk renkas. Tai nežinau, jeigu 10 000 susirinkčiau subscriberį, gal nusiskuščiau baras, reikia pagalvoti už pasiūlymą. Sunešti reikia šieną į šiaudus. Nu, labą rytą, lekam į Vilnių, taip netikėta, kaip nebeždėjau varyti, bet pažįstams varą ir prisijungiau į kompaniją, varysam dviejų ir bus smagiau, įtaupiau, kaip sakė, ir važiuojam į Vilnių. Tai Hikos bus 2 metai ir pakvieti renginį, aptars savo inovacijas, savo projektus ir sakė, bus ir žmonės, kurie jau naudoja Hikos ir pasidalins savo patirtim. Tai įdomu susitikti, pamatyti, kas per žmonės ir kas ten įvyks, įdomu pažiūrėti. Tai važiuojam į renginį, taip neplanuota, greita, biškį užsimėgojus, bet suspėsam visur. Varom. Vat tokio dydžio daikčiukas ant jūsų to metalinio guzo vadinamo, ne, padeda žinot, kuris išvažiavo, jūs tada žinot, jis ten turėjo važiuoti, neturėjo važiuoti. Pirmas dalykas, jūs matot realių laikų duomenis. Šiuo metu vyksta su mano technika, su mano darbuotojais ir ar jie dirba tinkamam lauke, ar jie dirba iki 5, gal jie dirba iki 8, gal jie dirba viršvalandžius. Jau nebereikės Algio klausti, ar jisai dirbo viršvalandžius, ar surašė sąsiuvinį viską. Aš atsidarau ir viską matau, kas yra šią akimirką. Tai technologiją kurdami mes visada galvojame apie ūkininką kaip verslininką ir tai su kokiais praktiniais poreikiais jie susiduria. Tai vienas iš praktinių poreikių, kad ne tik GPS-as yra reikalingas montuotas į traktorių, bet ir to pačio GPS-o stebėjimas, matymas ant žemėlapio ir informacijos atvaizdavimas. Yra svarbu pasižiūrėti, kurios kultūros kokiuose laukuose pasėtos. Grįžau praėjusiu metu rugsėjo mėnesio 11-16 dieną pasižiūrėti, kas tame laikotarpyje mano ūkyje vyko. Ir matau, kad pasirinkus darbą sėje nuo 13 iki 15-16 dienos tas darbas buvo atliktas. Pasižymėjus tos dienos informaciją, aš matau, kaip kokybiškai ar nekokybiškai tas darbas buvo atliktas. Pesticidai leidžia juos padėti į trąšų ir pesticidų apskaitos žurnalą ir vėliau pateikti į Žemės ūkio duomenų centrą. Tai ta administracinė našta yra sumažinama iki minimumo. Nepriklausomai nuo modelio, nuo markės, nuo metų, mes galime paimti visus traktorius, juos apjungti ir čia yra technologinis išskirtinumas, kuris labai paliečia platesnį ratą ūkininkų, nes tie sprendimai, Bluetooth įrengimai leidžia pajungti bet kokį padargą. Nesvarbu, kad jis yra neskaitmenizuotas, neturi tam tikros elektroninės dalies. Tai tikrai tų naudų ūkininkai gauna ganėtinai nemažai, su kiekvienu iš jūsų mes diskutuojam atskirai ir tikrai džiaugiamės to bendravimu ir tuo pačiu mokomės iš jūsų pastebėjimų. Tai ačiū, noriu perduoti žodį Albinui ir tada pratęsti. Tai viskas, grįžom iš Vilniaus, dabar jau persėdau į mašiną viens pats, į tie pamąstymų vežiau, galvoju, šiaip neišein daug to laiką, bet vis kažko naujo pamatos ir gerai, biškį pasikultūrinti, nes artėja pavasaris iš tikrųjų ir gan sparčia ir po to įlysam vėl į darbus, be investicijų, be inovacijų. Tai nieko nepadarys, nepatobulės ir nepakonkuruos, nes sunkia dabar yra. Labai daug darbo, o mažas atsiperkamumas ūkiaus, tai ta sistema padės daug ką suskaičiuoti, visus išteklius, kaštus ir palyginti galėsim analizės padaryti. Dar paprasčiau bus viską suskaičiuoti. Tai va, tokį pamąstymą. Rimtas reikalas, šiandien šalna -6 laipsniai, tai viskas sustyra, rankos šal. Noriu pasivaikščioti tiesiog biškį
pravedinti galvą. Čia buvo tarpinė pasėlė. Kukurūzų čia plots būsimus. Čia kur buvo tarpinė. Tai žodžiu, sukrita vis, tai garstyčiai visokida čia. Pikdžuolis. O tie atrodo, užsidengusi dirva buvo žiemą. Nu, nebuvo visai atvir. Nebuvo visai užsidengus, bet va ir tokį. Kažko ir biški. Bet nieko įspūdinga. Nieko įspūdinga, nelika čia. Čia jau gerai ir padaryta. Man gerai, čia žolikė. Turbūt. Vidrį gal. Sunkia suprasti, ne agronoms už loba gražiai užsidengus paviršius. Gal čia kokį žolės vidrį gal čia. Žodžiu, čia jau matos, kad ir jau krūmas tikės. Krūmas čia turėtų meižė būti. Krūmukas auganiai. Nu, aš čia prisėjau. Įdomi technologija buvo man siejama. Skersamyžiaus technologijai. Nes normą atsireguliavau. Neperstačiau iš mikro į makro. Tai dvigubą mažiau sėklą išsėjau pirmų sėjimų. Tai ir tų sėklų šiaip nebuvo daug. Ir gavos, kad turėjau antrą kartą sėti. Vien tepsėjau, kitą tepsėjau. Ir frezas nenusijėmis, tai sėklas išdaužiau, tai pabirai. Praktiškai eilučių nematyt, kvadratu gaunas toks. Nu, įdomus lauks labai. Avižų jokių nebėra, aišku. Sušala avižas vargšis. Nu, neturėjo čia būti. Nu, dabar tikėkimės. Čia vis gerai gausas. Čia susmoka viskas aplinku. Lieka tik ta miežė. Būt gerai su giome kiečiom. Kad laiks būt pravežiuoti. Bet netvarštų kiečių. Ekologinių. Bet va tas vietas toks būtam. Manau, pats tas va praeitų. Reikia teiks ir čiukšt. Ir ekologišką savo užaugintumėm tvarkingą arba neekologišką galiam su purkštuvu prapurkšti. Tai va, jokį glifosavimą nieka čia toks ir dinamiškas tas lauks. Sveiks. Derlių matysim, koks čia bus toks dinamiškas. Na, čia vėl prisidirbau fintų, nesprantu. Kaip aš taip užsėjau į... Jau atrodo, čia leidau tu sėjalk. Čia tai nėra sėklas. Nu, švaru. Dabar nei sėklas, nei pikdžolį niekada. Anksti ir pradės augti jau viskas. Gražiai sudyg, kur nesudyg, va matos. Tai žodžiu, tas nelaimėlis lauks, praeitas metas pavasarį išariau, užsėjau avižas, nesudyga, tada greitai užalinau dar vidurį čia toks ir didelis, nu koks didelis, man atrodo, du aktariuką toks plotėlis panašiai. Jeigu neklystu, dabar yra miežė žeminė, matysim, koks bus gyvenimas čia toliau. Tai laukat kovo 21 dienos. Dabar galvojat, kas šito kovo 21 bus. Tai bus mėšlavežės startas. Ir tvarkytis dirvas jau įterpinėti. Dabar toks pokalbis biški tikslinom informaciją iš ūkininkų sąjungas. Ir bendraujam ir kalbamės, kas vyks. Tai nuo kovo 21 galim pradėti vežti mėšlus, dirbti darbus. Ir nes turėjom iš rudens problemą. Apskritai apie ūkininkus kalbu. Buvo problema tame, kad rudenį nebuvo sąlygų. Jeigu atsimenat, dar ir buvo video padaręs, kad nėra sąlygų išvežti mėšlų, o mėšlas stovi vietoje. Tai man tai gerai, pas manis mėšlydė didelė, išbetonuota, nes tėvas seniau laikydavo čia lagūninį mėšlą.
O aš dabar laikau kraikinį. Kininką lauk tos datos, kaip išganim. Ir yra sąlygų per vieną įsakymą atein, kad galim porą savaičių laikyti dirvo mėšlą išvežtą į lauką, būtent į tą lauką, į kurį bus įterps mėšlas. Pagal visus reikalavimus reikia pasikloti šiaudų sluoksnį, ir žodžiu reikalavimą, viskas ten surašyta. Jis yra slidus reikals, jeigu prieš kovo 21 išsivežat mėšlus į lauką, gali visi nubausti iš tikrųjų. Vienu punktu gali nubausti, kitų punktų kaip negalėt nubausti. Bet rekomenduočiau, jeigu nėra būtinybės, nenorat rizikuoti, tai neveškit to mėšlą anksčiau nei kovo 21 dieną ir nesukėt galvos. Žiūrėsiu, gal prašys pagalbos kažkieno, kad padėtų išvežti mėšlus, nes kad visko greičiau atlikti. Fiksuoti reikia azotą dirvo, pavasaris yra metas, kai nebelyn lietus dažniausiai ir reikia greit visko daryti, kad neprarast drėgmės ir iš mėšlo neprarasti azotą. Tai va šiaudus kapo, skane. Kažkaip nežinau, įdomiai gaunas šiaudas. Kubuota dar kieta, vidurį vis tvarko. Ir po to yra tokia funkcija. Prieš pat galą, ten keli centimetrą, negaliu pasakyti, apie 3, gal 4 suma yra nesuspaudžiami. O čia to vieto. Ani nesuspaudžiami. Prileini tą vietą, kaip pavyzdys, buvo ruloną sukrauti. Ir čia prilyja, nes yra ta amortizacinė. Į drėgmė laikaus kažką puto sluoksnių. Jeigu solina, aišku. Aišku, paprasta kalbant apie rulonus, tai irgi sulyja supūn. Taip pat. Bet aš galvoju, jeigu nebūtų tos amortizacinis juostus, bent šiaudam arba šienų, tada dar mažiau sugestų. Tarkim, jeigu biški solino, čia ir laikos drėgna ir to vieto pavyzdys. Dabar aš galvoju, tie solyja, ne, bet gal be uždang, gal biški palijant, ir žodžiu, užsifiksavo tą drėgmę. Tai žodžiu, kad norės reikia pavyzdėti, ar galiu atsikratyti tos amortizacinis juostas sausam pašarų ir šiaudam. O plevelė gal į gerą, gal iš tikrųjų ir mažiau praplėštų rulonų, aš nežinau, šiaip iš vis veždams labai mažą rulonų praplėšų, nes geras žnyplės, bet kaip supratau, gamintojai tokį idėją ir kad ton amortizacinis sluoksnį suformuoti baltiem rulonam, kad mažiau praplėštų rulonų. Gaunas visas rulonas kiets, bet pats kraštas tiek ir nesuspaudžiams, kad būtų amortizacijai vežant, kad galėtum išsaugoti daugiau rulonų, nesuplėšytų. Tai čia tokia idėja buvo to reikalo, nes čia viskai tik ta programinė įrango. Čia nėra mechaniška kažkas, čia ir programų. Tokia, nes kubuota dar 3D density, tai reiškia 3 sluoksnius. Skirtingas spaud vidurį vienap, tarkim centrą vienap, vidurį dar kitaip, tada kraštą formuo ir patį galą jis biškį atleid diržus ir duoda tokį amortizacinį sluoksnį. Tai reikia pažiūrėti reguliavimą, atsikratyti tos sluoksniaus iš šiaudų ir šienų, kad nebūtų tos sluoksnių. Dar buvo klausimas, dėl telyčaičių darys čia, kur laikau fermo, dabar kur valiai samanas. Tai į miestą planuoju parduoti. Kodėl nelaikau veislę. Šiaip nenoriu kerkti tangus mišrūnių su šarole arba limuzinu. Stengiuosi pasidaryti, ką buvo tik limuziną ir šarole ir tada jau maišytas 2 veislės. Tai išsivariau telyčius, dabar reikia išvalyti čia. Anos jau gerai suein, ne pirmą kartą. Ir čia yra visokių tų telyčių.
Čia pagrindas angusės mišrūnės ir dabar apie 22 mėnesius. Šitą mažikė pasiliksiu jaučiu veislę, šitą irgi pažiūrėsim, amžių pažiūrėsiu. O kitas į mėsą, auginam į mėsą toliau. Dabar jeigu norėtum kerkti, tai jau panašia laiks ir yra apie 22 mėnesiai yra amžius ir tas mišrūnis pats tas. O atėjus šarulė 100%, o karvė angus mišrūnį. Ko tu apsišnerkštis nugar? Mažiliuk. Visai normaliai veršia atrodo. Aiš gal ta angus mišrūnė turi limuziną kravai. Kažkiek, neaišku. Tai, tokį. Tai dabar jeigu tas teličaitis pasilikt veislę, tai jau praktiškai reikia per kokį mėnesį ir atitraukti į šoną ir užleist bulių, apibėginti, kaip sakė, kad būtų veršingas. Tai toks ir likimas. Žiaurus likimas, bet mėsinė galvėjau. Ne tam. Šiaip į pieninis irgi į mėsą išvažiavo, numelži ir į mėsą. Galutinis produktas irgi mėsa. O šitą. Šiaip jaukis, jeigu kas norėtų veislę, galite rašyti. Jaukis Žemaitija Instagram. Galėsit pasiimti tas mišrūnis, jeigu norit karvių įsiveisti, nes aš tai finansiškai nebegaliu sau leisti laikyti karvių, nes neapsimok, neišgyvenu. Turiu kažką parduoti ir mėsą, negaliu pastovę ūkį plėsti. Ir iš niekur pinigus. Iš niekur pinigų nebūna. Išvežiau mėšlą, iškreikiau. Paleidam telidžaitis vėl įveit. Kalyčius jie dabar išeina. Tai vėl tas kupščias tokias pamastymų patieklis būtų pasak, bet nėra. Mėgau yra žuolis. Tai varom čia karvis su veršelės. Epsi. Opsi. Kelk, surok. Alio. Opa. Eik, kitą vietą atsigulis. Varyk čia. Eik karviš paskus. Prašom. Tai o tu irgi paleidam su veršiuku. O! Tai o šiauda. Suspausti puikia. Galit paklausyti, kaip skamba šiauda. Ir ant kiek ir susukti. Tai va. Tuik širdėlį kiek šiaudų ir. Tai seniau būdavo, jeigu būgnin toik susuk šiaudų, toks vidurys, tai galėdavo paimti iš karto iš kojais. Pats vidurys neina ištraukti net. Viskas. Ir čia nėra tikra, kad čia paimtum ir pats kiečiau įsirulis. Čia tiesiog ir paprasta supresuoti, iš tikrųjų dar daug ir spaudimą galim kelti, bet ar verta ir, nes paskiau, jeigu labas suspaudi šiaudus, daug drėgmės susikaup, nes per didelį plotą daugiau drėgmės, per daugiau šiaudų paviršiaus daugiau drėgmės ir po to gali būti, kad šiaudą pavirsti į fanierą. Ir kai buvo drėgnesnė šiauda, tai sukau vidurys, kad būtų minkštesnis, tai iš tikrųjų pasiteisino. Nesupelyja, o jeigu suspaudi, daugiau prineši drėgmės automatiškai, tada virsti fanierą šiaudą. Tai čia
Labai geri šiauda. Labai skaniai jėd. Einat neš melasi. Užpilsam pusryčiam, kaip jau įprasta praktika. Šiaudai ir melasas. Aiškiai, ir kukurūzis ir milta. Telčiais išvalėm, bet va jau viskas. Reikia pakreikti ir čia yra šventė dabar. Veršiuką jau vis palaidį irgi reikia iškreikti. Veršiuką. Ko dirbi? Myži. Koks bjauras sutvėrėms į karvius. Pabūna atskira, nesvarbu, kad ir tuo pačiu patalpo. Bet va pabūna atskirai, po to turi tik su visom susikauti, išsiaiškinti, katrą vadovį, kas panašiai. Tokius čia įdama planas. Čia karvės su viršelės. Ten jėd ir ten viršelė va negal išeiti. Ir bordiūr, sakykiam, vis ta pusė fermas ir veršiami karvėm. Tai dabar tonu išsipaulį do basen. Iš visų pusių, nes anie įeina. Nors tą pat karvių buvau čia, niekur nebuvau išėjęs, tik buvau už tvoros. Logic. Ne, Logics, čia gyvulė. Labadienas, sekmadienis. Tai va, varom darbuotis ir susivežiau milt susivežiau, prieš paskutinis maišas milt, dar viens ir dar bokštį turam miltų. Tai žodžiu, šiandien geras oras, stiprus vėjas, biški vėsų, bet džiūn viskas tai labai gera. Va, jau čia pradžių visai apsišeru sekmadienį viskas, tiek šiandien te bus tų darbų. Tai jo, nuspręsta pats įkyriausias darbs į rūkį pavasarį kreiktis. Jo, tai iš tikrųjų pirms turėtų būti šiaudų smulkintaus putėklis, o paskiau tik tą galvoti apie dalytol, jeigu taip palei įrangą. Šiaip visų pirma reikėtų bakuš dar dasistatyti vieną korpusą. Tų šiaudų putėklių tai yra, kaip ir sakiau, 3 variantą. Kiek aš žinau, ant frontaliniaus pakabinam ant galą ir su vežioklė atskira ant galą irgi. Kol karvėm nedaviau avižų, tai lyčskira šiaudis jėdi su melas. Pradėjau avižus neišsusinervin. Nebejėda šiaudų. Su jais vėliau. Tai va, žodžiu, čia ir viršelė padaryt, kad neišeitų. Čia ir čia į tvoras toiks. Per tus tarps viršelę neišlend, galim užsidaryti. Ir čia kaip ir šerikla gaunas, bet viršiuką čia išlend ir nei čia prišik, tai dėl to čia negali rulon relė laikyti. Čia tiesiog sumet visko, tada pašeru. Kas čia daudasi? Ką ten svar? Opa, esat matytų arabą žirgą. Tai va, šitą į mažiliukų. Tai va, kai čia da gaunu iš kreiko gerą, tai jam pakreik. Tai ir labai sunkus darbas iš tikrųjų tas kreikiams. Tai jeigu būtų putieklis, čia atsistoja duris atdara, prisivarėtų šiaudų. Da, kai jeigu reik pramėtą, arba net gal nereikėtų varyti. Kas įdomi su veršiukas. Tai dabar toks rūpės rengiron savo mamą, mus atrodo. Nes pabūn kartu narvelį, tai vis paprasta, vien karvį. O kaip išeini į aptvarą ir daug karvių. Į katrą ir mamą, neaišku. Gali būti veršelių neaišku, tra mamai. A ne. Čia banana greičiausiai yra. Kokį tu melom veideliu. Nu. Tai jau tokį reikalą.
Eik, tu atvažiavo mane. Išsivalys narvą. Sveršelių reiks parsivežti. Irgi. Kunska. Slėpys. Nu kameros. Šuk. Tai išsivalys narvokai išdžiūs. Važiausiam gal veršėlio ryt po ryt, matysim. Šiandien sekmadienis ir to kovo 11 bus pirmadienis. Tai susitiksam ryt. Kovo 11. Laisvės nepriklausomybės atkūrimo dieną šiandien. Tai va, sveikinam jumis, linkėjimai. O reikės laisvas, jūs laisvi. Tai va, paimti, iškelkti vėliau. Iškelkti nuosi. Šiandien vaikščiokit laisvėje. Ane, reikia. Geras oras, labai stiprus vėjas, tik pūt šal ronkytis, bet nieka tokį. Tai aš šiandien niek ten filmavau, apsidirbau į teik ir varau žaisti bowlingą. Tai va skubu leku, niekur nespėjau, visur suspėjom. Gerai, žodžiu, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų video, kaip sak. Ciao.